Italų mados namai Frankie Morello 2012 m. pavasario-vasaros moterų madų kolekcijoje pristatė kelionę po Italiją. Šou buvo surengtas Milane. Dizaineriai Mauricio Modica ir Pier Francesco Gigliotti savo kolekcijos drabužius papuošė garsiausių Venecijos, Pizos ir Romos bei pietinės Amalfijo pakrantės lankytinų vietų atvirukų vaizdais. Kolekcijoje vyravo aukščiau kulkšnių kirptos kelnės ir palaidinės primenančios amerikietišką įvaizdį. Į apačią platėjančius sijonus, klostuotus ir margintus atvirukų vaizdais, modeliai dėvėjo ant aptemptų juodų dviratininko kelnių. Modeliai demonstravo išraštuoto šilko siūtas kuprines, skirtas prašmatnioms keliautojams, kurių meilės Italijai negali užgesinti net krizės vėjai. Ilga žalia suknelė buvo papuošta Pizos bokšto atvaizdu. Tai duoklė Italijos simboliams, kurie taip pat įkvėpė aksesuarų, šalikėlių ir segių kolekciją. Podiumo gražuolės avėjo aukštakulnius batus su platformomis.